Labas. Praeitą mėnesį perskaičiau 10 knygų. Šį mėnesį perskaičiau 1. Baisu, bet tokia realybė. Kartais gyvenimas meta į tave reading slump. Ir aš čia esu. Sausį skaičiau ir labai gerų knygų, ir nelabai, bet iš viso perskaičiau 10 ir esu visai patenkinta tuo skaičiumi. Skaičiau nemažai ir audio knygų, ir fizinių, daugiau kažkaip audio išėjo šį mėnesį. Pirma mano perklausyta knyga buvo This Naked Mind by Annie Grace. Tai yra negrožinė literatūra, kurios aš paprastai neskaitau, nelabai klausau, jeigu tai nėra susijęs su architektūra ar urbanistika. Bet pasiėmiau šią knygą, nes esu sober curious. Tai labai norėjau pasižiūrėti daugiau apie alkoholio įtaką kūnui ir būtent smegenim. Ir manau, kad visai ta knyga yra informatyvi. Tikrai jinai daug kartojasi, bet pati autorė sakė, kad tokia ir esmė yra, kad reikia išmušti tuos įsitikinimus, kuriuos visuomenė mums yra įkišus į galvą. Tai labai patiko, kad ne viskas buvo tiesiog žiauru, tu numirsi, tavo kepenys sprogs, jeigu tu toliau gersi. Tikrai ne per tą approachą ėjo, nors buvo vienas toks skyrius ir buvo tikrai baisu jo klausyti, bet daugiau visa knyga yra apie tai, kaip filmai, reklamos, medijos, viskas yra mums įkalę į galvą, kad alkoholis yra lygu fun ir party ir labai smagu. Ir kad natūraliai mes tiesiog numetam tą, kad čia hangover, nieko praeis, bet kad taip neturėtų būti. Ir labai patinka tas, kad daug labai, sakau, dėmesio yra skiriama būtent marketingui ir marketingo galiai mums kaip visuomeniai ir alkoholio vartotojams. Tai man patiko, aš daviau 4 žvaigždutes. Kita knyga, kurią perklausiau, buvo The God of the Woods by Liz Moore. Mačiau, kad šią knygą leis ir lietuviškai. Šią knygą perklausiau dėl to, kad ją vis mačiau ir TikTok'e, ir Instagram'e, ir man viršelis labai buvo gražus. Tai perklausiau ją gan greitai, bet daugiau iš tos pusės, kad norėjau tiesiog get it over with. Man nebuvo labai įdomu, nors tikėjausi, kad bus labai greitas ir lengvas klausalas. Bet dėja taip nebuvo. Bet jeigu trumpai apie pačią knygą, tai viskas vyksta vasaros stovykloje, kuri priklauso tokiai labai turtingai šeimai, kuri turi ir dar daugiau žemės ir turi visą rezervatą ir tam rezervate yra ir jų ta vasaros stovykla. Tai ta šeima gyvena didžiuliame name ant kalno, o stovykla yra toliau. Ir į tą stovyklą yra atsiunčiama dukra tų turtuolių. Ir pati knyga prasideda tada, kai stovyklavietės vadovė neranda tos Barbaros, tos mergaitės. Ir ji dingsta ir prasideda policijos investigation. Iš šito premise atrodo viskas labai exciting, labai fainai. Ir atrodo, kad viskas greitai vyks, bet didelis bet. Viskas vyksta labai ištęstai. Man nebuvo labai įdomu klausyti, aš galvojau, kad, sakau, mane užkabins tas mystery ir aš norėsiu toliau klausyti, bet ten yra tiek daug POVs, kad aš labai pasimečiau tarp žmonių. Ir ne tik yra, kad daug POVs, bet yra ir 2 timelines. Tai kiekvienam timeline yra ir atsikartojančių žmonių, yra ir neatsikartojančių. Ir mane labai trikdė tas mėtymasis tarp visų. Ir iš tų visų veikėjų man buvo kokie 2-3 įdomus, visų kitų man asmeniškai nelabai reikėjo. Bet čia tik mano nuomonė. Ir man tarp 2 timelines senoji buvo daug įdomesnė negu dabartinė. Ir sakau, aš klausiau daugiau tokio, kad greičiau pasibaigtų ir galėčiau kažką klausyti kito, nes nenorėjau tiesiog nepabaigti klausyti tos knygos, nes vis tiek tai yra mystery, tai vis tiek norėjusi sužinoti, kaip viskas pasibaigė. Nors man ir nelabai buvo faina ten, kur pasibaigė. Žinoma, nieko nepasakosiu, bet tiesiog ne mano stiliaus knyga. Nors rašymo stilius visai man patiko, bet nesu trilerių, whodunit dalykų gerbėja. Unless
tai yra Knives Out Mysteries. Šitos patiko. The God of the Woods daviau 3,5 žvaigždučių iš 5. Kitą irgi audio knygą pasiėmiau Warbreaker. Čia yra Brandon Sandersono fantasy standalone, kuri vyksta jo pagrindinėje sukurtoje universe, vadinasi Cosmere. Ir aš šiais metais labai noriu pasistumėti daugiau į Cosmere, daugiau perskaityti Sandersono knygų. Ir visai pavyksta, bet manau, kad čia bus mano ateinančių 5 metų užduotis, nežinau. Ne, juokauju, metų, 2 gal. Gal 2. Bet perklausiau Warbreaker. Manau, čia yra labai gera knyga, jeigu nori tiesiog išsitestuoti, ar tau patinka Sandersono rašymo stilius ir tai, kaip jisai konstruoja pasaulius. Tai trumpai, ko labai sunku yra padaryti apie Sandersono knygas, bet jeigu trumpai labai, apie ką yra Warbreaker, tai yra apie 2 karalystės, kurios anksčiau buvo viena ir jos dabar yra atsiskyrę. Viena iš jų valdo toks God King, kuris yra nemirtingas, o kitą karalystę valdo, monarchai. Yra karalius ir jo šeima ir norėdami palaikyti tai, kad tarp 2 karalysčių karalius yra prižadėjęs tam God King vieną iš savo dukrų. Tačiau paskutinę minutę jis apsigalvoja, kad vyresnioji Vevena, kuri visą gyvenimą treniravosi ir mokėsi tam, kad galėtų prisitaikyti prie kitos kultūros ir būti to God King žmona, karalius apsigalvoja ir sako, Vevena yra my favorite actually. Ir jisai ją pasilieka pas save karalystėje ir išsiunčia jaunąją Ciri ištekėti už to God King. Jis nieko nežino apie tą karalystę, nieko nežino apie tą patį God King, tiesiog, kad jisai yra baisus, terrifying, kad jisai yra nemirtingas, kad jis laikosi nemirtingas, išnaudodamas netiesiogiai, /tiesiogiai savo karalystės žmonės. Tai čia ir prasideda istorija ir nelabai noriu daugiau leistis į tai, kas vyksta toliau, bet galiu pasakyti, kad yra labai fainas romance plot, yra revoliucija, politinės intrigos, yra faini labai veikėjai. Žodžiu, labai faina. Man tai labai patiko, tai yra viena tikrai lengviausių Sandersono knygų, žinoma, jinai irgi turi savo lore ir pasaulio paslaptis. Ir šiaip labai įdomi irgi magijos sistema, kurioje žmonės naudoja breaths. Kiekvienas žmogus turi po vieną breath, bet jis gali atiduoti savo breath kitam žmogui. Ir pagal tai, kiek tu turi sukaupęs breath, tiek tu esi aukščiau toj visuomeniai ir tuo pačiu tu ryškiau matai spalvas, visas tavo pasaulis atrodo gyvesnis ir tada tu tuos savo breaths gali išnaudoti atgaivinant nejudančius dalykus, padaryti juos gyvais. Tokiais mini zombiais, galima sakyti. Tai vat. Tai yra viskas pasakoma iš Ciri POV, bet yra ir Vevenos POV, kas yra 2 tos seserys, yra šiek tiek daugiau kitų veikėjų, tai išgirstum ir iš jų. Labai faina. Man labai patiko knyga. Nėra galbūt čia mano pati mėgstamiausia Sandersono knyga, dėl to, kad aš labai mėgstu pasinerti geriau ilgą seriją, kai kalbam apie fantasy, bet man labai patiko. Ir aš vertinau 4 žvaigždės. Toliau, tęsiant mano Sandersono erą, skaičiau Words of Radiance, kas yra Stormlight Archive serijos 2 dalis. Tai čia yra komitmentas, man dėl ko sakau, kad galbūt užtruksiu 5 metus perskaityti Sandersono sukurtą universe. Dėl to, kad Stormlight Archive yra labai storos knygos. Šita yra 1300 puslapių. Patiko, kad Humanite pardavėja klausė manęs, ar jis tikrai turi tiek visko pasakyti. Ir galiu pasakyti, kad Sandersonas labai turi daug ką pasakyti, ypač šitoj knygoje. Nenoriu spoilint nieko apie šią knygą. Iš vis, aš manau, kad Stormlight Archive turėtų žmonės eiti praktiškai blind. Dėl to, kad pirma šios serijos knyga, The Way of Kings, turi labai gerą
world building. Ir Sandersonas turi tą dalyką, kuris taip moka logiškai ir gražiai sudėti dalykus, kurie vis po vieną tau klikinasi į vietą ir kai skaitai jo pasaulį, viskas taip tiesiog make sense, viskas taip logiškai atrodo, kad tu dėlioji kokią nors dėlionę arba yra tie videkai, kur satisfying, kur ten muilo pjausto ar ten dar ką daro. Tai man toks jausmas yra skaitant jo knygas, nes viskas taip logiška. Žinoma, pirma dalis yra šiek tiek lėtesnė, nors ir turi tikrai labai nuostabią veikėjų arką ir daug veiksmo, bet jinai yra šiek tiek lėtesnė negu antra knyga, bet jinai yra nuostabi dėl to, kad tiek daug mitologijos ir lore ir magijos pristato, kaip visas pasaulis veikia. Ir tada antra knyga, kurią skaičiau, aš ją perskaičiau per savaitę ir aš buvau sesijos vidury. Aišku, gal tai sako kažką apie mano tragiškus prioritetus, bet aš negalėjau padėti šitos knygos, nes čia yra veiksmas po veiksmo, po veiksmo, po veiksmo, po veiksmo. Tiesiog, tiesiog čia buvo taip gerai. Aš dabar esu labai pasiilgus šitų veikėjų, nes jie yra nuostabus, jie yra žmogiški, aš ant jų ir žiauriai pykau ir aš už juos cheerinau ir aš jaučiausi kaip mano tėtis, kai žiūri kokį Braveheart ir ar gladiatorių ir kur ten graudinasi dėl honor. Pirmą kartą gyvenime graudinau, apsižlimbiau dėl honor. Tai, nežinau, šita knyga man yra fenomenali. Ir aš labai laukiu, kada skaitysiu toliau trečią dalį ir toliau tęsiu šitą seriją ir vėl galėsiu sugrįžti pa šitas veikėjus. Aš net nebandysiu papasakoti apie ką šitą knygą, nes neįmanoma žodžiais apriepti. Tiesiog mažus keywords galiu pasakyti. Multiple POVs, following Kaladin, kuris turėjo reikalų su armija, tada tapo vergu ir yra išsiunčiamas į pavojingiausią planetos dalį kovoti karo tarp jo pusės ir priešų, kurie yra kind of nežmonės. Kita veikėja, kuri following, yra Shallan, kuri yra jauna mergaitė, kaip mergaitė, 16-17, man atrodo, metų. Ji atvyksta mokytis pas tokią scholar Jasna, aš ją vadinu Jasna, kuri yra žiauriai kieta ir man žiauriai patinka. Atvyksta mokytis pas ją, dėl to, kad jinai yra labai protinga. Ir Shallan pasirodo, kad jos motyvai nėra tokie pure ir faini, kaip atrodė iš pradžių. Ir taip pat followinam dar ir Dalinar, kuris yra, nežinau, karvedys, I guess, kaip jį pavadint. Bet jis yra viso to karo sūkuryje ir politinių intrigų sūkuryje ir taip pat mistinių dalykų sūkuryje. Jis mato vizijas iš laikų senų, kurie turėjo būti tiesiog pasakos, bet pasirodo tai yra true. Ir taip, following dar daugiau veikėjų, iš kurių tiesioginių POVs negaunam. Aišku, yra tokie mini skiriukai, kurie praplečia visą pasaulį labiau ir labiau, bet čia yra pagrindiniai veikėjai, kurie yra pristatomi pirmoji daly, antroji daly jau gaunam daugiau POVs, bet irgi pasilieka tie patys veikėjai, kuriuos vardinau apie pirmą dalį. Tai labai rekomenduoju pasiimti Stormlight Archive, nebijoti tokios storų knygos. Nors žinau, kad tai yra žiauriai intimidating ir aš žiauriai ilgai neskaičiau Sandersono, nes man buvo baisu. Bet aš labai džiaugiuosi, kad pradėjau ir aš labai pavydžiu visiems, kas dar nėra patyręs Stormlight Archive. Tai aišku, 5 out of 5 stars. Easy, visiškai easy. Kai perskaičiau Stormlight Archive antrą dalį, Words of Radiance, aš buvau vidury sesijos ir aš turėjau parašyti darbą apie knygą Tiksintis vaikas, Aleksandra Kasuba, bet geriau žmonės sako Kašuba, tai nežinau, forgive me, please. Tai yra menininkės atsiminimai apie jos vaikystę Ginkūnų dvare. Man šita knyga patiko,
Bet gal tai nebūtų paprastai, ką aš skaityčiau laisvalaikiu, aš nelabai mėgstu skaityti memuarų. Nu, turiu keletą, kurie man tikrai labai patinka, bet kažkaip nebūčiau pati pasiėmus šitos knygos. Bet ji tikrai buvo labai šviesi, buvo įdomu pamatyti apie dvaro kasdienybę, galbūt tokio idiliško dvaro kasdienybę, kuri pilna yra meno, inteligentijos, muzikos. Ir kaip terpė buvo sukurta Aleksandrai kaip vaikui, kaip menininkai ir kaip moteriai augti. Tai jeigu jums patinka istorija, jeigu domina dvarų istorija taip pat, manau, kad labai gera knyga būtų paskaityti. Man jinai nebuvo pati mano mėgstamiausia ir aš jos nevertinau žvaigždutėm, dėl to, kad visą laiką labai keistai jaučiuosi vertindama memuarus. Tai Tiksintis vaikas smagu, bet ne man. Perskaičius Tikstantį vaiką, vėl grįžau prie Sandersono, nes aš dabar esu savo Sandersono eroje, ir pasiėmiau jo novelę Edgedancer, kas yra tarpinė knygelė tarp 2 ir 3 dalies Stormlight Archive. Vertinau ją 3,5, man atrodo, čia yra mažiausiai mano įvertinta Sandersono knyga, dėl to, kad man nelabai patiko ta veikėja, kuri pasakoja istoriją, bet žinau, kad jinai bus svarbi vėliau knygose ir ji bus pasikeitusi. Tai per daug aš nesuku galvos, tiesiog man jos balsas nelabai patiko čia. Ir dar Sandersonas sakė, kad jis visą laiką rašo tokius acknowledgements pradžioj knygos, gana plačius pasakojimus apie situaciją, kaip jam ten gimė ta idėja, arba, nu aišku, kam ten padėkoja ir viską, bet Edgedancer jisai rašė, kad rašydamas 3 knygą, jis suprato, kad 3 knygoje yra didelis plot hole ir jam reikėjo kažkaip tą plot hole išspręsti. Tai aš labai gerbiu, kad jisai tai pasakė ir iš tikrųjų išsprendė tą plot hole, parašydamas tą Edgedancer knygelę. Tai ne mano mėgstamiausia, bet vis tiek buvo fun. Toliau skaičiau lietuvių autoriaus knygą, skaičiau Mykolos Aukos knygą Kambarys, kurios dabar čia neturiu, nes esu paskolinus draugiai. Labai daug mixed feelings turiu dėl šitos knygos. Visų pirma, jeigu trumpai apie ją, tai yra autofikcinė knyga, kurioje Mykolas, nežinau kiek čia etiška vadint ir visiškai tapatint autorių ir Mykolo veikėją, tiesiog kai sakau Mykolas, tai yra veikėjas. Mykolas ieško meilės. Galima taip labai trumpai pasakyti. Mykolas ieško meilės Tinderį ir kitose programėlėse. Ir visa knyga yra tiesiog serija tų susitikimų su merginomis iš tų pažinčių programėlių. Kaip minėjau, labai man mixed feelings kelia šitą knygą. Dėl to, kad iš vienos pusės man buvo tikrai juokinga skaityti tą knygą. Aš krizenau, aš buvau patenkinta labai, nes man buvo taip viskas matyta ir pažįstama, jeigu netiesiogiai, tai iš pasakojimų arba iš šono matant tiesiog, kaip kiti žmonės interaktina vieni su kitais. Tikrai buvo natūraliai juokingų dalykų, kurie man žiauriai patiko. Bet tuo pačiu metu Mykolas atrodė tikrai pretentious. Ir nežinau, turiu kažkokį matyti jau pet peeve, kai labai matau, kad žmogus naudoja daug akademinės kalbos. Nežinau, tiesiog čia supratau, kad naujas mano dalykas yra. Aš nelabai mėgstu, pasirodo, kai žmonės super daug perpasakoja visokių filosofinių idėjų, kai atrodo vien dėl to, kad pafleksintų, kad jas žino. Nors aš suprantu, kad tikriausiai jam taip neatrodo, Mykolui veikėjai, bet dažnai taip skamba. Also, jis susitikinėjo su daug jaunesnėm merginom, jam yra 35 ar 34, o jis eina į deitus su 18 metėm. Nepamenu, ar buvo ir visiškai nepilnamečių, ar ne. Bet man skaitėsi keistai tos vietos, labai keistai. Taip pat, kai sakiau, kad Mykolas ieško meilės, aš nežinau, ar tai yra teisinga pasakyti, nes man atrodo, kad jis tikrai neieškojo meilės. Ir tai buvo tiesiog tokių flings, situationships ir panašiai.
Nors jis per visą knygą ir minėjo, kad kaip čia sunku surasti ten tą meilę ir viską, bet aš nemanau, kad jis jos ieškojo iš vis to begin with. Aš nemeluosiu, aš turėjau visai fun times, bet buvo dalykų, kurie mane tikrai užkniso. Ir taip pat vienas iš jų buvo, kad aš manau, ta knyga tikrai buvo labai per ilga. Buvo smagu ją skaityti kokius 3/4. Aš iš jos išimčiau kokius bent 50 puslapių, 100 galbūt netgi. 100 gal ne, meluoju. 5 puslapių gal išimčiau. Nes nelabai į pabaigą pradėjau matyti esmės knygos ir atrodo, kad šita knyga galėjo eiti toliau ir toliau ir toliau ir toliau. Nežinau. Ir be to paskutinė knygos eilutė, man viso žvaigždutė, aš dėl jos galėčiau nuimti. Kam taip reikėjo sakyti? Tiesiog, wow, prasčiausia paskutinė knygos eilutė, kokią aš esu skaičius. Tai that says something, bet pačią knygą vertinau 3,75 iš 5. Bet aš suprantu, kad šita knyga turės savo auditoriją, aš galbūt nebuvau 100% ta auditorija, nors labai buvo smagu matyti viską, kas yra aplink mane toje knygoje, tai ir pasirodo tas autorius, veikėjas gyvena netoli manęs, eina į tą patį barą, žodžiu, viskas labai, labai panašu. Bet tiesiog ne iki galo buvo man. Ką aš tikrai supratau, kad šita knyga Kambarys yra tiesiog Lastausko tiems, kas neskaito, bet tiesiog biškelį kitai auditorijai, akademikams, menininkams ir panašiai. Mykolas Auka yra Lastauskas menininkams. Perskaičius Kambarį pradėjau klausyti audio knygos Tour de Chambre. Autorės vardas yra Tine Høegh. Manau, padariau didelę klaidą, kad klausiau šitos knygos, nes tik tai po to pažiūrėjau, kaip ji buvo formatuota, tai ją klausyti buvo tikrai įdomi patirtis, bet į pabaigą taip labai pripratau ir man labai patiko visas klausimas jos ir kaip skaitoma ta knyga ir panašiai. Man žiauriai patiko šita knyga. Jinai yra apie draugus, kurie gyvena bendrabutį. Ir tai yra pasakojama retrospektyviai. Vienas iš tų kambariokų yra miręs dabartiniam timeline ir gaunu tokius flashes, kas dabar vyksta ir kas vyko tada iki to žmogaus mirties. Ir viskas yra pasakojama tokiais fragmentais ir žinutėmis ir šiaip tokiamis nuotrupomis iš to kasdieninio gyvenimo. Tai reikėjo man šiek tiek laiko priprasti, sakiau, ypač dėl to formato, bet man labai labai patiko. Aš eidavau specialiai vaikščiot, kad aš perklausyčiau tą knygą ir jinai yra labai trumputė, gal 3 valandos tik tai audio formatu. Ir kai pabaigiau tą knygą, atsisėdau prie Tauro kalno paverkt, nes mane jinai labai paveikė. Tad tuomet radau, kad Rara daro playlistus savo knygoms ir čia Rara buvo išleidus šitą knygą. Paklausiau to playlisto, dar daugiau ašarų buvo. Taip, aš labai daug verkiau, kai skaitau. Tai aš labai rekomenduoju šitą knygą ir aš ją labai norėčiau nusipirkti fiziškai, turėti, perskaityti dar kartelį, pažiūrėti, kaip tai skiriasi nuo klausimo ir ar mane labiau paveiktų klausimas ar jos skaitimas. Tai Tour de Chambre daviau 4,5 žvaigždučių. Perklausius Tour de Chambre grįžau į savo Sandersono erą ir perskaičiau The Alloy of Law. Apie šitą knygą jau aš tiek daug ramblinau visiems ir in real life, bet ir visiems, kas seka mane Instagrame ir šiaip visur, TikTok, visur, aš apie ją tiek pripliurpiau. Bet čia yra Mistborn Era 2. Tai reiškia, kad šitą knygą reiktų skaityti tik perskaičius pirmas 3 Mistborn knygas. Šios knygos veiksmas vyksta praėjus 300 metų po pirmos Mistborn dalies. Čia jau yra elektra, mašinos pradeda riedėti į gatves, egzistuoja Wild West toks, guns. Ir čia yra kaip geriausias penktadienio filmas,
kuris turi amazing romance subplot, turi įdomias pasaulio paslaptis, turi žiauriai witty veikėjus, kurie žiauriai yra faini ir jeigu jie turėtų podcastą, aš tikrai klausyčiau. Ir turi X-Menų biškį vaibo ir turi Sherlock Holmeso vaibo, nes mes sprendžiam crime, bet also mes esam badass ir turim traumų ir turim korsetų ir turim tiesiog fun time. Labai smagu, labai rekomenduoju. Aš jai davau 4,5 žvaigždučių iš 5. Paskutinė knyga, kurią aš perklausiau per sausį, buvo Quicksilver. Yeah. Aš kaip romantici haterė, TikToko romantici haterė, sakyčiau. Aš tiesiog jaučiau didelį labai FOMO ir aš norėjau žinot, kas vyksta ir kodėl visi skaito Quicksilver. Ir einant į Quicksilver, tiesiai iš Sandersono, yra whiplash, bele koks whiplash. Quicksilver yra apie fei pasaulį, kur viena mergina, Ceres vardu, yra per circumstances transportuojama į Fey World. Ten ji turi dealinti su tokiu bad boy Kingfisher. Aš vis dar negaliu get over jo vardo, kodėl jis yra Kingfisher. Iš visų badass vardų jis turėjo būti Kingfisher. Kiekvieną kartą, kai aš klausydavau ir ten kažkas seksiai būdavo ir jį vadindavo Kingfisher, viskas, ką aš galėjau įsivaizduoti, buvo paukštis. Why? Aš norėčiau sužinoti, kodėl autorė pasirinko būtent tokį vardą. Skaityti šitą knygą man buvo labai įdomi patirtis. Klausyti ypač šitą knygą buvo labai įdomi patirtis. Nes aš nekenčiu spice. Žodžiu, ne. Tiesiog man labai nepatiko ir aš skaičiau tik dėl to, kad aš jaučiau FOMO. Ir, daviau 1,5 žvaigždutės. It's not for me. Ir aš tikiuosi, kad daugiau aš neisiu skaityti kažkokių knygų tik dėl to, kad aš jaučiu FOMO, bet ar tai bus 100%. Aš tai perskaičiau visas beveik, ne visas, 3 Emily Henry knygas dėl to, kad jaučiau FOMO. Ar man nors viena patiko? Tikrai ne. Moving on prie vasario, aš šį mėnesį perskaičiau vieną knygą. Žinoma, dabar yra 22 diena. Aš dar galbūt pasivysiu ir papasakosiu, su kokiam knygom planuoju pasivyt savo... kaip pasivyt? Tiesiog išlipti iš reading slump, nes aš į tokį reading slump įkritau, kad aš nežinau, ką čia veikti. Man viskas yra neįdomu. Ir aš manau, kad aš persisenderinau. Ir man Quicksilver taip tėškė per galvą su savo quirky writing style, kad aš nebegaliu atsigauti. Nes aš šį mėnesį bandžiau skaityti antrą dalį Wax and Wayne, Mistborn Era 2, Shadows of Self, ir aš perskaičiau tiek. Ir aš nebegaliu. Aš atrodo esu persisotinus fantastikos ir aš nebenoriu dabar kol kas nieko fantastiško skaityti ir klausyti. Ir tai yra labai liūdna, nes aš noriu toliau skaityti Sandersono knygas, bet aš tiesiog jaučiu, kad dabar nesu tam mindsete, kur aš appreciatinčiau viską, kas vyksta šitam pasaulyje, o aš noriu appreciate, nes man labai patinka šitas pasaulis. Tai šios knygos taip ir neperskaičiau. Ir tai nėra ta knyga, vienintelė knyga, kurią perskaičiau. Nes vienintelė knyga, kurią aš vasarį įveikiau, buvo Nepriklausomybė, kurią parašė Patricija Tilvikaitė. Visur mačiau šitą knygą, visi skaito, visi geria. Ir yra už ką, man tikrai patiko šitą knygą. Viskas vyksta Kaune, pasakojama apie pagrindinį veikėją Adomą. Iš karto pasakysiu, kad bye rap, thank you. Tai labai tas yra smagu, labai smagu, kad Patricija rašo LGBT temomis ir tai įpina natūraliai, o ne kad istorija yra apie tai, kaip ten Adomas turėjo come out ar dar kažkas. Tai tas labai buvo faina. Tai pati istorija kalba daug apie sovietmetį, apie teatrą, apie savęs priėmimą,
apie kitų priėmimą, apie nepriklausomybę tiesiog visom prasmėm. Tai kaip minėjau, buvo dalykų, kurie man labai patiko, buvo dalykų, kurie buvo ne mano skonio. Man atrodo, šitą knygą būtų labai įdomi skaityti su kitais žmonėm arba kažkokiam knygų klube. Žodžiu, skaityti šitą knygą reiktų, manau, terpėje, kur tu gali kalbėtis. Dėl to, kad yra tokių scenų ir tokių vietų knygoje, kur, manau, nereikėtų išgyventi vienam pačiam ir be to yra labai geras variklis užkurti pokalbius sunkiomis temomis su kitais žmonėm, tiek ir LGBT, tiek šiaip santykių, tiek apie motinystę, tėvystę, sovietmetį, menininkus ir panašiai. Tai yra labai įdomu, bet ir čia, man atrodo, buvo, kur knyga šiek tiek pakišo savo koją, dėl to, kad labai daug buvo temų, kurias buvo bandoma apriepti, bet man atrodo, kad buvo vietų, kur aš labai norėjau, kad būtų giliau pasiknapstyta, bet to nebuvo, dėl to, kad knyga tiesiog nėra vietos istorijoje, kai tu bandai kalbėti apie labai daug dalykų. Tai rekomenduoju tikrai perskaityti, man atrodo, tai yra svarbi knyga. Amžinas klausimas, ar reikia knygai trigger warnings ar ne, aš sakyčiau, kad taip, nes man reikia, gal kitiems nereikia. Tiesiog pasiruoškit emociškai stipriai ir traumatic knygai. Tiesiog. Traumatic in a good way. Tai, ja. Bet sakau, reikia apie ją kalbėti, manau, apie temas, kurios yra toje knygoje. Tai also mačiau, kad dabar Patricija dar vis daro susitikimus, tai rekomenduoju nueiti, nes įdomu labai išgirsti ir pačios autorės požiūrį į viską, apie ką ji rašo ir apie scenas tam tikras, apie tam tikrus plotlines, kurios vyko šitą knygą. Tai aš daviau 4 iš 5 žvaigždučių. Šaunuolė, Patricija. Todėl, kad šis mėnesis dar nepasibaigė, o aš jau filmuoju 2 mėnesių apžvalgą, ką skaičiau, pasakysiu, ką dar bandau perskaityti iki šio mėnesio galo ir kas bus kito mėnesio videkė. Tai šiuo metu skaitau Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. Labai ilgai aš neskaičiau nieko Virginia Woolf, dėl to, kad aš labai bijau skaityti klasikas, aš labai bijau nesuprasti. Bet nesuprasti ne iš tos, kad anglų kalba ar dar kažko, nes yra lietuviškai išleista. Bet tiesiog man modernistinis stilius visą laiką atrodė žiauriai sunkus. Ir aš labai bijau dėl to pasiimti Virginia Woolf ir nusivilti, kad man nerezonuoja ar dar kažkas, bet man žiauriai rezonuoja. Again, vakar sėdėjau raštinį ir aš biškį apsižlimbau. Dėl to, kad viskas taip relatable atrodo ir kaip viskas svarbu, apie ką šneka Virginia Woolf ir manau, čia buvo labai ahead of its time šitas kūrinys ir šiaip visas jos rašymas. Tai man labai patinka. Galbūt tapsiu classic girly. Bet tikriausiai ne dėl to, kad man nepatinka period pieces. Bet Mrs. Dalloway kol kas žiauriai patinka. Ir taip pat tuo pačiu metu skaitau ir August Blue by Deborah Levy. Labai gražus viršelis. Pradėjau skaityti šiandien porą puslapių. Visai smagu. Knyga yra apie moterį pianistę Elsą, kuri vienoje vidury performanso nulipa nuo scenos ir iškeliauja į Atėnus, kur ji sutinka moterį, kuri yra labai panašiai į ją pačią. Ir daugiau nieko nežinau apie šią knygą, bet tiesiog atsiverčiau vidurį knygos, kai žiūrėjau ją knyginę. Ir tiesiog buvo kažkas kalbama apie tai, kad žmogus nekenčia kapitalizmo tol, kol jam kapitalizmas nepasiūlo išgerti kavos saulėkaitoje lauke ir aš felt seen ir dėl to nusipirkau šitą knygą. Tai sakau, kol kas perskaičiau labai nedaug, bet atrodo gražu. Atrodo graži proza ir man reikėjo kažko grounded ir realistiško ir nedistopiško, nes jau pasaulis dabar darosi distopiškas ir nebe fantastiško, nes persisotinau fantastiką. Tai vat. Galvojau dar papasakoti apie knygas, kurias planuoju skaityti kovą, bet nepasakosiu. Tai bus paslaptis. Bet jeigu norit žinoti, ką aš skaitau in real time, nes aš negaliu užsičiaupti ir nepostant dalykų, tai galit mane pafollowinti Instagram'e, Plucky Reads.
kur aš labai mėgstu pajapinti ir pasidalinti savo nuomonę apie knygas. Ir čia, manau, padarysiu videką apie tai, ką skaitysiu kovo mėnesį. Ir tikiuosi, aš išlipsiu iš šito goddamn reading slump, nes tai yra vienas blogiausių jausmų, nes aš tiesiog noriu skaityti. Tai ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad klausėt mano japinimo ir tikiuosi, kad susitiksim kitam videke.